Sveiki, mėlieji! Apie ką pirmiausia pagalvojate, kai būnate pavargę ar sužvarbę? Turbūt apie malonę pirties šilumą ir vandenį. Karšti garai ir drėgnas oras ne tik atgaivina kūną, stiprina imunitetą, bet ir padeda sublokti, nuima nuovargį, pataiso nuotaiką. Visą tai galite rasti čia, Alytaus pirtyje, Tilto gatvėje 2. Čia rasite ne tik garinę pirtį, sauną, infraraudonųjų spindulių pirtį, mini džakuzi baseiną su povandeninėmis srovėmis, bet ir užsisakyti pirtininko paslaugas. Pristatau mūsų pirtininką Renatą Žvaliauską. Pirties nauda organizmui neabejotinai didelė. Gausiai paprakaituoti ir padidinti medžiagų apykaitą naudinga visiems. O su patyrusio pirtininko pagalba tai padaryti ypač paprasta. Mūsų pirtininko, Lietuviškos pirties bičiulių draugijos nario Renato Žvaliausko klausėme, kam reikalingos vantos. Pirtis be vantos tai ne pirtis. Būtinai reikalingos jos. Duoda, kaip sakant, kiekvienas medis yra gyvas. Mes gamtoje užaugia, kaip sakant, mums reikalingas ir vanduo, ir ugnis, ir tas medžio galia. Kiekvienas medis turi savo savybių skirtingų. Liepa, ąžuolas, beržas, vienas valo, kaip sakant, gali padėti žmogui, kaip sakant, ir sveikatai kažkiek. Profilaktiškai tokios stiprina imunitetą, tokį, žvalina kūną, kaip sakant, kaip kremai kokį, taip ir vantą panaudojus, kaip sakant, ir nusiplovusi kūnas pastiprėja energijos, įgauname spėjų. O kokias čia vantas turite ir ką su kiekviena reikėtų daryti? Kodėl būtent vieną naudoti, o ne kitą? Šiuo metu turim keletą čia tik variantų. Čia beržinė yra vanta. Tai beržinė populiariausia yra tokia, kaip ir vanojimui, ir prausimui, trinimui, tokia tinkama visiems, tokia neutrali vanta. Daugiausiai naudojama. Aišku, ąžuolo neturiu šiandien, nepasiėmiau. Šiaip liepų vanta labai kvepia, jinai žiedų daug, kaip ir arbata gertas, kaip sakant, moteriška daug gal vanta liepų. Tokia neįprasta turiu skroblo vanta. Kvepia kaip pradžiūsta, tokia citrina, daug citrinos turi tokio aromato. Ir yra daug įvairių visokių vantų, tų rišamos ir apie 20 rūšių bent rišam. Pats rišu, pats nuotaikos blogos negalima įdėti į vantą. Turi rišti su gerom emocijom, gera nuotaika, oras, kad geras būtų. Daug yra subtilybių tam vantom rišimam. Kaip sakant, ir yra vantos be lapų tokios, vytelė žilvičio. Tai tokius vibroakustinis masažas gaunasi su jom. Gal ir baisiai atrodo, bet jos gana maloniai nuteikia. Išbandžius daug kas nustemba. Tai reiktų išbandyti pirmiausia visą tai. Matytum, kokią naudą, kokia yra duoda. O kaip dažnai galima naudotis pirties paslaugomis? Kaip pagal sveikatą žmogų, aišku, kam gal kraujospūdis gal didesnis ar kažką, tai galima į tą pirtį eiti ir su didesniu kraujospūdžiu. Aišku, nei karštą nereikia, ten vėl, kaip sakant, nestresuot labai gal kūno. Bet šiaip, porą kartų į savaitę galima eiti. Kokias paslaugas jūs konkrečiai atliekat? Gal galėtume pavardinti? Paslaugos tokios kaip pirtininko, kaip vantų rišimas, aišku, bet o pirtyje tai yra, kaip sakant, aromaterapija, kojų mirkymas vandenyje, kaip sakant, ten atpalaiduoja, druskos pilingas, ten kavos yra tiršiais, medaus procedūros. Yra įvairių visokių kitokių, vytelių masažas, vibroakustinis, vanojimas vantomis ir daugiau visokių kitokių yra tų pramogų. Kaip sakant, reiktų ateikit ir išbandysim po vieną, po kelias, kaip sakant, po truputį, supažindysit su viso. Kuo tankiau ateisit, tuo daugiau sužinosit. Ir apie pirtį, ir apie vantas, ir apie masažus visus, kaip ir procedūras visas. Mes čia turime sauną, garinę pirtį ir infraraudonųjų spindulių. O tos pirtys skiriasi ir į kokią, rekomenduotumėte eiti, kokią ne, ar čia priklausomai nuo žmogaus organizmo, kokią pirtį geriau reikėtų rinktis, ar tiesiog turi jausti pats žmogus, kokio jam smagiau? Kiti mėgsta sausą tą pirtį, aišku, sausoji kaip ir
nepatartina, gal labai karštoji, sausoji, temperatūra normali, tai aišku, ten galima eiti, sakant, sėdė žmonės, kitas negali to drėgnoji būti, kaip sakant, to rusiška garinė, ten kaip vadinamoji, aišku, ta rusiška garinė, tai lietuviška garinė gaunasi, ten mažai kuo skiriasi, lietuviška gal truputį dar temperatūros mažiau, nebūtina ta temperatūra didelė, o sauna, jeigu per didelė temperatūra iš gleivinė nosis išžiobina, kaip ir tada ligos gali labiau net pulti, kaip sakant, nesustiprinti imunitetą, bet susilpninti galima. Infraraudonųjų patartina jau po visų pirčių. Kur turėtų žmonės kreiptis, kokiu kontaktiniu telefonu, susisiekti su jumis ir susitarti dėl procedūrų? Telefonas būtų 8600 65 384. Aišku, telefonėlį rasit visą laiką paskambinę Priplauką. Taigi, jeigu ir jūs norite pasijusti kaip iš naujo gimę, būtinai užsukite pas mus į Alytaus pirtį, Tilto gatvėje 2. Ir nepamirškite, kad visą rugpjūčio mėnesį, kiekvieną sekmadienį nuo 18 iki 20 valandos galite išmėginti mūsų pirtininko Renato paslaugas nemokamai. Būtinai užsukite, nepraleiskite tokios puikios progos. Laukiame jūsų. Iki pasimatymo Alytaus pirtyje.